15 metais kiek turėjom smulkių kiaulių ūkių? Ar kas nors žinot? 15 tūkstančių. Šiai dienai kiek turim? 3 tūkstančiai. Dabar 20 metai kiaulieną apsirūpinom 50 procentų. Ne? 25, 42. Ką mūsų didieji padarė, kad turėtumėm didesnį apsirūpinimą kiaulieną? Aš sakyčiau nieko. Ne? Tai jeigu ponas Baravykas reikia, kad mažinkit smulkiuosius, juos uždarykit, tai ponas Baravykas turėtų įrodyti, kaip jo atstovaujamas sektorius Lietuvai vykdo įsipareigojimą iš kiaulienos apsirūpinimo. Ne? Bet aš šiai dienai matau, kad užsidaro smulkieji, didieji potencialo nedidina. Labai paprastai eikite į Credit Info, pasižiūrėkite tą patį Davangą. 23 metų apyvarta 99 milijonai, grinasis pelnas 23 milijonai. Tai reikia paramos tokiam ūkiui potencialą didinti, turint nenaudojamus kompleksus, turint naudojamus kompleksus ir juos modernizuojant vidaus įrangą vietoj 3 bandų, kad galėtum laikyti 5 bandas, tai kyla klausimų. Tai kodėl nėra tas potencialas didinimas? Aš suprantu, kodėl jisai nėra. 20 procentų pas mus užaugintų kiaulių yra išvežama į Lenkiją skersti. Tam, kad mūsų perdirbėjai mokėtų didesnę kainą už likusias 80. Tai jeigu aš užsiauginsiu daugiau kiaulių, arba aš turėsiu daugiau vežti į Lenkiją, arba pigiau parduoti ir su didesnė apyvarta turėsiu procentinę maržą mažesnę ir su tais pačiais. Ką man dirbti daugiau, jeigu aš su mažesniu kiekiu galiu pasiekti efektyvumą. Galiu labai paprastai pasakyti. Turėjom pirmus AKM atvejus, kur papuolė 3 kompleksai. Ne? Tai yra Joniškio rajone vienas šalia Latvijos sienos ir 2 Kelmės rajone, tai 2 į Davango ir vienas Litpirmos, jeigu jau taip įvardinam. Tai šiai dienai dar vienas kompleksas yra Kelmės rajone, po 6 įvykio jam prasitėse vėl 30 dienų, tai iki spalio 12 dienos jis yra buferiniai dar zonai, kur realiai kiaulės negali judėti ir galima tik tai išvežti su terminiu apdorojimu gaminamus maisto produktus. Tai labai keistai atrodo, kada atsitinka vienas atvejis, AKM protrūkis, ir VMVT daro epidemiologinį tyrimą. Gerai pasakiau, epidemiologinį. Tai realiai tam 10 km spinduliai yra aplankomi visi kiaulių ūkiai. Patikrinama, turiu omeny smulkėja, ne? Tai patikrinama, kaip tu laikaisi biosaugos priemonių. Įspėja, kad yra AKM-as nustatytas, kad jums galioja tam tikri ribojimai. Ir VMVT išeina ir po savaitės vienam iš tų ūkių AKM-as. Tai atnešė, neatnešė. Ir tie antriniai, tretiniai yra patys baisiausi. Kada tu ūkį, tam pačiam dideliam ūkį, kur realiai į savaitę tu turėtum išvežti 1000 kiaulių, o tos kiaulės lieka. Jas reikia dar plus papildomai maitinti ir kas savaitę vis dasideda. Tai gerai, kada yra didelis ūkis, kuris gali dalį kiaulių išvežti į kitą savo kompleksą su VMVT leidimu, bet tokia kaip Litpirma, nupirkę verslą pernai metais gruodžio mėnesį, pradėjo auginti kiaules, neturi kitų kompleksų ir tu jau lauki kelių dienų, kada jau tau nusims ribojimai ir šas tau naujas ir tau 30 dienų dar ribojimai.